Kelk sėdmenis. 37 kortelė. Mes turime kojas. Turime kūną. O kojos ką mums padeda? Eiti pas draugus, eiti pas šeimą, eiti ten, kur mano siekis, noras šiuo metu yra. Kad jos būtų stabilesnis, kviečiu jas sustiprinti. Kas mums padeda eiti? Tikrai priekis ir nugara. Kad viskas būtų stabilus dubuo. Tai randu savo patogią vietą, ten kur bebūčiau. Atsistoju lygiagrečiai, tiesiai, pečių plotyje, kojytės, taip kaip man patinka. Pasižiūriu kūno svorį ant vienos kojytės, pasižiūriu kūno svorį ant kitos kojytės. Ten, kur esu patogiai ir stipriai. Jeigu dingsta pusiausvyra, rankas ant juosmens. O dabar susipažinkime su judesiu. Kojas natūraliai ištiesiu į priekį pagal savo galimybės 10 cm, 20, 30. Jauskite, ne kad įsitempia keturgalius, o kad pasijungia sėdmenis ir dubens apačia. Kad ją geriau pajustumėm, įtraukiam pilvą ir suspaudžiam, sustangrinam, graži nuotrauka. Įtraukiam sėdmenis, sustangrinam, išlaikom lygiagrečiai save tiesiai ir atliekame sukamosius judesiukus į vieną pusę ir į kitą pusę. Norim challenge'o? Pasistojam priešais kėdę, priešais telefoną, priešais gėlę, prieš tai, kas man šiuo metu yra po ranka. Ir stebiu pagal savo galimybės, kaip aš galiu tai atlikti. Stabiliai jaučiuosi rankas ant juosmens uždėjus, norim pagauti daugiau savo pusiausvyros lanką, stebiu savo kūno padėtį laisvai. Kūno svoris ne ant klubo padėta, kiek įmanoma daugiau išsitiesus, kūnos padėtis ne ant išorinės dalies, kiek įmanoma daugiau į vidinę pusę. Ir atlieku judesi į vieną pusę, iš suspausto raumens ir į kitą pusę. Ir pagal savo galimybės pažiūrėkite, kiek galite didinti amplitudę. Kelk sėdmenis.